smagiai sukosi scenui ir galvoju, gerai gyvena, ne? Sako, dzūkeliai patys vargingiausi. Bet gerai gyvena, nes klumpės tai tik rankoje, o ne ant kojų. Latvių liaudies šokis klapdancis. Tai štai ir dėl to mūsų festivalis yra tarptautinis, kad šiandien jūs pamatysite dar ir ne vieną užsienio šalies šokį, ne tik lietuviškus. Taigi, lendvarė ir klapdancis. Dabar scenoje jums šoks vieni iš šio festivalio šeimininkų, nes mes nutarėme aukštaičius truputėlį praskiesti. Tai Leipalingio laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas Leipūnas. Šiam kolektyvui vadovauja Asta Čmukienė. O pirmasis šokis, kurį jie šiandien sušoks, tai savotiškas kaimynų šokis, nes jūs pamatysite jurbarkiečių polką. Sutikite, Leipūnas! Sužinokite ir pamatykite vieną, kad šie žmonės myli šokį ir šoka jums iš visos širdies. Ir pirmasis šokis, kurį jie šiandien jums pašoks, kviestinis. Sutikite!
Žagvaris, ar patiko šokis? Ar labai karšta? Normaliai, aš manau, pavėsite iš vis smagu. Vilkaviškio Lelija siuntė Marę į Žagarę. Sutikite? Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Parek Marę pakampes, parneš grūdas ant petes. Parek Marę pakampes, parneš grūdas ant petes. Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Parek Marę nelaiminga, parneš grūdas nebalsingas. Parek Marę nelaiminga, parneš grūdas nebalsingas. Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Siuntė Marę į Žagarę, kad parneštų grūdą svarį. Parek Marę pakampes, parneš grūdas ant petes. Parek Marę pakampes, parneš grūdas ant petes. Lelija ir jų ir Marija ir Žagarė. Ačiū Jums už plojimus, mėly žiūrovai. Didžiausi šio festivalio sumanytojai, iniciatoriai buvo Izolina ir Algimantas Stanioniai, Druskininkų tautinio šokių kolektyvo Kadagys vadovai. Jų didelis noras išsipildė. Šiandien mes šį festivalį auginame, norime, kad jis taptų populiarus ir kad į jį atvažiuotų kuo daugiau kolektyvų. Na, o šiandien pats Kadagys antrą kartą šioje scenoje sušoks jums Skaisgijos polką. Sutikite druskininkiečius, Kadagys. Kviečiu į sceną Gardino kultūros namų Baltarusių tautinių šokių ansamblį Nioman, kuris šiandien atvyko pas mus į festivalį ne tik pašokti, bet ir padainuoti. Bet pirmoje dalyje šio kolektyvo šokių grupė mums tik šoks, o toliau mūsų laukia siurprizai, bet apie tai aš jums dar nieko nesakysiu. Šiam kolektyvui, šokių grupiai, šokius statė Irina Kožanevskaja. Taigi sutikite, Gardinas ir kolektyvas Nioman. Pamiršau pasakyti, kad pirmasis jų šokis, tai yra taip pat kaimynų šokis, Krakoviakas.
Laimutė. Ačiū. Tai štai pirmoji mūsų festivalio dalis baigėsi, bet netrukus mes pradėsime antrąjį ratą ir dabar kolektyvai padovanos jums dar po vieną šokį, kuris, jie tikisi, jums bus pats gražiausias, pats mieliausias. Mėly žiūrovai, dar noriu jums pasakyti, kad jūs besigrožėdami kaip kolektyvai šoka, galite atkreipti dėmesį į jų drabužius, nes visi kolektyvai, kurie dalyvauja dainų šventėse, turi būti su kostiumais, kurie atspindi etnografinį regioną, etnografinį rajoną. Taigi galite panagrinėti, kokie yra skirtumai, kokie yra panašumai, ar juostelės plačios ar siauros, kokios spalvos. O štai dabar scenoje dar pamatėte ir lenkų liaudišką kostiumą, aišku, pamatysite ir baltarusišką, nes šiandien pas mus scenoje visos gamtos spalvos.